Labas rytas, žiūrovai. Sveiki visi. Labas Juliu. Labas. Su piršinė pasveikinu, tikslo. Kaimietis. Ką, pradėjom stogo montavimo darbus. Taigi pirmoje vietoje keliamės kraigą. Mūsų kraigas bus iš suklijuotų plokščių, tai yra klijuota fanera. Taigi, geras oras, gera nuotaika, einam darbuotis. Eime. Back to reality. Ką, lengvai padirbėjome, apšilome, sukėlėme šitas medinės sijas. Ir čia bus mūsų stogo kraigas. Ir kraigui naudojame va tokią klijuotą medieną, tai yra klijuota fanera. Ir jos yra aukštis 45 cm, plotis yra 5 cm ir ilgis yra 9 metrai. Šioje vietoje naudojame medinę siją, o ne metalinę, todėl kad į šį kraigą iš abiejų pusių remsis gegnės, remsis steiko joist sijos ir kraigą pasirinko medinį, klijuotos medienos, todėl kad jis paprasčiausiai neperšaltų žiemą. Jeigu čia dėtume metalinę siją ir ant jos guldytume visą medžio konstrukciją, tai reikėtų galvoti, kaip tą siją apšildinti iš visų pusių, kad, na, kaip žinia, metalas traukia šaltį. Tad buvo pasirinktas toks sprendimas naudoti klijuotą medieną, statyti ją ant kanto, klijuoti tarpusavyje ir pagal konstruktorių skaičiavimus tikrai laikys mūsų kraigą. Taigi, kaip vyks mūsų darbai? Susikėlėme visas sijas, pasistatėme ant kanto, pritvirtiname į pirmą siją. Dabar jas tarpusavę mes suklijuosime ir sutvirtinsime varžtais. Klijuosime su poliuretaniniais klijais. Šie klijai yra patys tvirčiausi medienos klijavime. Suklijavus jau atplėšti neįmanoma. Tokiu būdu yra ir pati fanera suklijuota. Taigi mes visą paviršių ištepsime su poliuretaniniais klijais. Su smulkiomis šukomis išlyginsime sluoksnį. Reikės dirbti greitai, nes poliuretanas gan greitai plečiasi, gan greitai limpa. Yra jau nedaug lygiai iki vasaros, todėl ir temperatūra oro yra gan aukšta. Todėl reiktų paskubėti. Tad nebus kaip nufilmuoti pačią tepimo, nes jau dviese skubėsime. Bet iš esmės darbai vyks taip, kad pilame poliuretano klijus, juos iššukuojame, tada paviršių, prie kurio plausime, išpurškėme su vandeniu. Galima duoti paprastą puršiklį, likusi nuo langų valiklį. Tiesiog sudrėkiname paviršių, kad geriau vyktų cheminė reakcija poliuretano. Ir ištepę šį paviršių, statome ant kanto, jį priglaudžiame prie sijas. Abi sijas užspaudžiame su užspaudėjais ir susukame tarpusę su varžtais. Su varžtais susukame tam, kad poliuretanas šiek tiek plečiasi ir jis plėsdamasis, netitrauktų tų sijų vieną nuo kitos. Tad susuksime varžtais, kas pusę metro. Varžtus naudosime šiuolaikiškus lanksčius. Tai yra tokie varžtai, kurie nelūžta. Yra padaryti iš paslankaus metalo. Papildomai yra dengti specialiom dangom, kurie yra nuo korozijos, skirti lauko darbam. Ir su tokiais varžtais mes tarpusavę susukam sijas ir klijuojame sekančią siją. Iš viso šis kraigas bus sudarytas iš 5 klijuotos medienos sijų, bus 20 cm pločio, 45 cm aukščio ir 8,5 metro ilgio. Taigi, ėmė darbuotis. Tiksime kitame kadre.
Kiekvienas stogas prasideda nuo murlato montavimo ant sienų, ant saramų, jeigu tenais dedasi murlatai. Taigi dabar parodysime, kaip taisyklingai uždėti murlatą ant sienos, kaip jį izoliuoti nuo drėgmės, kaip pritvirtinti. Uždėjome hidroizoliacinę juostą. Ji yra skirta tam, kad sienoje esanti drėgmė neperėtų į medinės konstrukcijas. Kaip kolega minėjo, jau sumontuota hidroizoliacinė juosta. Dabar ant viršaus papildysime mažą juostelę poliuretano klijų ir ant viršaus užmausime mūsų gegnę ar kitu atveju murlatą. Taigi, uždėta gegnė, sumoviau ant stripų paveržlės ir dabar su veržlėmis priveršiu. Įsiplėsdamas poliuretanas užpildys visus tarpus esančius po gegnę po murlatu ir stogo svoris tolygiai gulsis ant žiedo. Jis prisitaikys prie murlato nelygumų ir prie žiedo nelygumų. Bus vientisas paguldymas. Taigi skubu veržti, kol poliuretanas neįsipūtė. Taigi prisukome gegnę prie žiedo. Matome, kaip vyksta cheminė reakcija ir poliuretanas plečiasi. Taip užpildytavos tarpą tarp gegnės ir tų vietelių, kur betonas yra kažkiek pakritęs. Taip gauname vienalytį prigludimą prie žiedo. Ir dabar ant viršaus poliuretanui išdžiūvus, kai statysime gegnes, visas stogo svoris labai tolygiai gulsis ant žiedo, nebus kažkur, kur spaudžia labiau, spaudžia mažiau, jis vienodai bus pasiskirstęs per visą žiedą ir per visą sieną. Taigi einame statyti murlatų toliau. Montuosime murlatą dabar ir parodysime, kaip sujungti du murlatus, kada neužtenka vieno murlato. Tiesiog neužtenka ilgiai, yra ilgesnė siena negu jūsų turima mediena. Ir į ką atkreipti dėmesį prieš montuojant murlatą. Visų pirma, reikėtų pažiūrėti, į kurią pusę murlatas yra susirietęs. Būna atveju, kai murlatai yra tiesus ir kurią pusę vedėtum, jie pasidės labai lygiai. Tačiau jeigu mediena džiūdama šiek tiek įsiriečia į tokį mažą bananą, į pusmėnulį, tada visų pirma reikia nustatyti, kurią pusę yra įsirietęs ir tiesiog iš krašto pažiūrėti vieną kryptimį, kitą kryptimį, atversti. Ir jeigu murlatas yra išlinkęs, kaip nameliukas, tada tą išlinkimo viršutinę dalį reikėtų dėti į viršų ir tada veržiant su veržlėmis, kada jis bus iškeltas ant sienos, tą pusmėnuliuką mes ištiesinsim ir priklausom prie sienos. Atsipjojame reikalingą murlato ilgį. Jis bus jungiamas, nes yra per trumpas, taigi kaip teisingai sujungti du murlatus į vieną. Taigi reikės mums išpjauti tam tikrą frezą tokią, ant kurios guldysis kitas murlatas ir per sujungimą jie bus sutvirtinti su vinimis ar lankščiais medviršiais bei tarpusavėje suklijuoti su poliuretano klijais. Užleidimas turėtų būti 15-20 cm. Mes darome 15 cm. Užleidimas turėtų būti per pusę storio tiek, kiek yra murlatas. Mūsų atveju yra murlatas 15 cm ant 15, tai mes į apačią darysime įlaidą 7,5 cm. Ir kitą dalį, kai jungsime, taip pat išpjausime 7,5 cm ir ant viršaus užleisim. Ir gausis tai, kad murlatas susijungs ne ties kantu, bet bus užlipęs vienas ant kito. Gausis tam tikra freza. Įsipjojame į paviršių, tokį gylį, kokį mums reikia, tai yra iki murlato centro. Dabar taip pat reikia įpjauti šoną, kad lengviau su kirviu iškirsti, mes įpjausime su diskiniu pjūklu. Aišku, galima kirsti iš karto, jeigu medis yra, sakykime, toks paslankus kirtimui, jisai iškirs tą kladę. Bet
Mes visada įsipjauname ir abu kraštus, tada labai tikslus būna nuskelimas. Pjaunam. Taigi įsipjojame abiejose kraštuose su diskiniu pjūklu, išpjojame viršų. Dabar belieka nuskelti nereikalingą dalį. Taip, yra nelygumų, su kirviu padalinu. Taip, nukapojas, jeigu yra nelygumų, patogiausiai yra nusišlifuoti su švitriniu popieriu, tiesiog užsidėjus ant šlifuoklio kampinio. Nušlifavus paviršių, iš tikrųjų būtų gerai padaryti šiokią tokią įlaidą į vidų. Sakykime, tokia duobutė. Ji bus skirta tam, kad mes vėliau įpilsime poliuretano klijų, uždėsime ant viršaus antrą murlotą, tarpusavyje susuksime ir tie poliuretano klijai toje duobutėje jie išsipūs, išsiplės ir papildomai suklijuos ir užsandarins abu sujungtus murlotus. Štai gan nesudėtingai supjojame abu murlotus, išpjojame abi frezas, taigi dabar parodysiu, kaip tos frezos tarpusavę turi susijungti. Taigi apatinis murlotas ir viršutinis. Štai taip bus tarpusavėje sujungti murlotai. Per frezą į vidų pilsime poliuretano klijų, tai patepsime šonus su poliuretano klijais. Kai jau pasiruošime ant sienos, būsime įsigręžę skylutes, užkloję hidroizoliacijos paklotą. Užmausime pirmą murlotą su apatinė freza, tada užmausime murlotą su viršutinė freza, įpilsime poliuretaną ir sumausime tarpusavyje. Tam, kad poliuretanas neiškeltų, iš karto įsuksime 4 varžtus lanksčius. Galima sukalti ir su vienimis, bet mes naudojame varžtus ir priveršime šį murlotą su strypais. Taigi eime kelti murlotą. Kai užkeliame murlotą ant sienos, labai patogu ir saugu yra pradžioje papačią pasidėti kokius brusiukus ar gėknis tam, kad būtų tarpelis ir kai mausime murlotą, jeigu kažkas vienas iš žmonių greičiau užmautų, kad, nedaug dievė tas murlotas smukdamas jam pirštų paprasčiausiai neprispaustų. Tai kai užmausime murlotą ant strypų, tada jau bus papiltas poliuretanas, ištrauksime medukus, dapilsime poliuretaną ir gražiai švelniai mes jį nuleisime. Ir tuo pačiu, kai murlotas padėtas ant brusiukų, labai patogu yra išgręžti strypų vietas, skylės. Gręžiant labai svarbu yra išlaikyti grąžtą tiesiai, taip kaip eina strypas. Tad reikia pažiūrėti iš dešinės, iš kairės pusės, iš priekio, iš galo ir į pradžią gręžimo neskubant įsigręžti. Duodame grąžtą išmesti pjuvenos į paviršių, kad grąžtas neužsigniaužtų. Murlotės skylę reikėtų gręžti 4 mm platesnė, negu yra užinkaruotas strypas. Tai tam, kad būtų lengviau užmauti murlotą, jį pastumdyti vieną ar kitą kryptimi. Kaip taisyklingai užmauti murlotą, kad būtų patogu ir nesusižeistumėte. Prikeliam murlotą ir maunam po vieną skylę. Užmautas pirmas inkaras, tai vienas žmogus prikelia murlotą į viršų, o kitas atitaiko strypą tiesiai į skylę. Ir tai palieta leidžiama ir inkaruojama. Užmuojame 2 murlotus ir turime tokią situaciją, kada mūsų siena yra ilgesnė negu 2 pilno ilgio murlotai tilptų. Tai turime 14 metrų ilgio sieną, yra užmauti 2 murlotai po 6 metrus ir dabar per centrą ant viršaus užmausime sujungiminę dalį ir taip teisingai užmauti sujungiminę dalį ant murlotų. Visų pirma, ilgasias dalis mes stumėme į kraštus, o sujungiminę dalį pasirenkame dėti per centrą. Ir matote frezas,
dėsime į apačią abiejų ilgųjų murlatų, o sujungiminę dalį užmausime ant viršaus. Taigi statėme į sujungiminę murlato dalį. Dabar šiame kampe šiek tiek yra per mažai išpjauta dalis. Tad dabar ją atkelsime ir šiek tiek pašlifuosime šią vietą, tam, kad lygiai sujungiminė dalis atsigultų ant abiejų murlatų ir būtų vientisa murlato juosta. Taigi sudėjome visą murlato eilę, dabar belieka užpilti poliuretano klijais ir paguldyti visą eilę. Kągi, šauniai šiandien padirbėjome, pradėjome stogo montavimo darbus, susikėlėme nemažai murlatų. Ir sekančioje dalyje pradėsime kelti stogo gedines, parodysime kaip jas tvirtinti, kaip tvirtinti Steiko Joyce dvitėjinės sijas. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą. Ir paspauskite like. Lipuojam.